Tai sveikinu atvykus Europos dienų renginį Rūdninkų gatvėje 13. Čia yra įsikūrusi Valstybinė kultūros paveldo komisija, mano vardas yra Iveta. Aš šiandien su savo kolegomis kartu jums pravesiu trumpą ekskursiją, o vėliau paklausysime daktaro Vaido Petrulio pranešimo. Tai sveikinimo žodį kviečiu tarti savo kolegę Jolitą Šimelioninę. Tai sveiki visi, mano vardas Jolita, aš esu paveldo komisijos administracijos darbuotoja ir labai džiugu jūs visus čia matyti. Kodėl? Nes galbūt savo šitą pertrauką vidurdienio iškeitėte, galbūt turėjo būti pietų pertrauka, iškeitėte susitikimą su paveldo komisija. Tai iš tikrųjų labai vertiname tai ir džiaugiamės. O galbūt, kaip ir žinote, paveldo komisija yra ekspertė ir patarėja kultūros paveldo apsaugos, politikos vystymo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Paveldo komisija yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui ir, kaip žinia, paveldo komisija turi 12 komisijos narių, kuriuos deleguoja Lietuvos Respublikos Seimas, prezidentas ir deleguoja ministras pirmininkas nutarimu. Tai ką noriu pasakyti, kad paveldo komisija dirba valstybėje, paveldo komisija vykdo kultūros paveldo apsaugos politiką. Ir šis susitikimas, ši diena yra ypatinga tuo, nes tai yra galimybė susitikti su paveldo bendruomenė, su jumis. Tai su galbūt studentais, kurie studijuoja paveldo sritį, paveldo apsaugos sritį, galbūt tiesiog miesto svečiais ar miesto gyventojais. Tai labai tai irgi džiaugiamės ir dėl to vertiname jūs. Ir kaip ir Iveta sakė, šiandien turėsime beje tokių 3 dalių renginį. Tai pirmoje dalyje mano kolegos Rimantas ir Iveta praves labai įspūdingą ir įdomią ekskursiją, kuri galbūt ir atskleis šio pastato, šios būstinės unikalumą ir išskirtinumą. Antroje dalyje aš apie tai asmeniškai labai laukiu ir kviesiu, nors ir labai mažą, bet, sakyčiau, tokią subtilę ir unikalią mūsų parodą, kurioje bus atskleistos paveldo komisijos būstinės interjero detalės, kurios galbūt iš pirmo vaizdo nėra matomos, nėra apčiuopiamos, bet tikrai kuria tą autentiškumą šio pastato. Ir trečioje dalyje kviesime, kaip ir Iveta sakė, į mūsų komisijos nario, architektūros istoriko Vaido Petrulio paskaitą architektūrinio modernizmo kelionė į Kauną. Tai štai, tai matyt nieko nedelsdama ir kviečiu pradėti ekskursiją. Taip, tai dėkoju Jolitai. Ir pirmasis akcentas, į kurį norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, tai yra Vilniaus istorinės gynybinės sienos fragmentas jums už nugarų. Kaip žinote, buvo šalia sienos Rūdninkų vartai. Šį pavadinimą tiek vartai, tiek gatvė įgijo tik 16 amžiuje. Ir būtent šie vartai buvo svarbus keliaujant įvairiems svečiams pas kunigaikštį Kazimierą Jogailaitį 1470 metais, kada buvo pastatyti rūmai. O kalbant apie patį pastatą, tai atlikus archeologinius kasinėjimus, buvo atrasta medinės architektūros liekanų ir taip pat mūrinės gotikinės architektūros liekanų, datuojamų 14 amžiaus pabaiga, 15 amžiaus pradžia. Yra išlikę gotikiniai pusrūsiai, kuriuos galėsite pamatyti vėliau kartu su mano kolega. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose pastatas buvo paminėtas 1599 metais. 16 amžiuje buvo pastatytas tradicinis miestiečio 2 aukštų pastatas, kuris prasidėjo nuo pradžios ir tęsiasi maždaug iki šito lietvamzdžio. Ir buvo įrengta puošni salė. Remiantis XIX amžiaus nuorašais iš 1645 metų metrikos, žinoma, kad čia buvo įsirengę aštrių ginklų meistrai, amatininkai, tačiau istorikai nesutarė, ar tai vis dėlto buvo aštrių ginklų amatininkų filialas ar siuvėjų cecho filialas, dėl to, kad žodžiai labai panašus buvo. Ginklai tai būtų nažovičnikai, o siuvėjai nogovičnikai. Tai istorikai nesutarė, tačiau vis dėlto laikomės tos teorijos, jog čia buvo įsikūrę aštrių ginklų amatininkai. 17 amžiaus pradžioje buvo pastatytas bravaras, 1 aukšto, 3 dalių, nuo lietvamzdžio maždaug iki sienos pabaigos. Ir
šį bravarą su pastatu gyvenamuoju jungia mūriniai laiptai, kuriuos taip pat pamatysim, jie yra seniausi Vilniaus senamiestyje, mūriniai laiptai esantys tuometinėje gyvenamoje patalpoje. Po kilusio gaisro 1749 metais vyko remontai ir XIX amžiuje jau buvo pastatytas antras aukštas bravarui. Ir vietoje amatininkų čia buvo įkurti butai antrame aukšte, taip pat kepykla, degtinės destiliavimo fabrikas, smuklė, mėsos sūdymo cechas. Aišku, pastatas neišvengė ir antrojo pasaulinio karo žalos. Sovietmečiu buvo paverstas į gyvenamuosius butus, tik apie 1982 metus žmonės iš čia buvo iškeldinti ir 85-92 vyko remonto darbai, po kurių jau čia įsikūrė Valstybinė kultūros paveldo komisija. Tai va, tai kviesiu aplankyti rūsius. Malonu matyti jūs taip gausiai susirinkusius, žodžiu. Patekote į rūsį, autentišką rūsį amatininkų cecho. Ne tik cecho, bet ir bravaro vėlesnio, reiškia, kadangi, kaip jau pasakojo Iveta, buvo, reiškia, tiek bravaro salaus įsikūręs, tiek aštrių ginklų amatininkų cechas šalia, reiškia, yra du rūsiai, jie yra siekia 15 amžių, 15 pabaiga maždaug, 16 pradžia. Reiškia, gotikoje pradėta, renesansiniam laikotarpiu užbaigta. Tai žodžiu, rūsys tarsi ir nieko ypatingo, tokių senamiesty ne vienas, bet šitam pastate, kadangi yra kompleksas, kaip sakant, paties, reiškia, statinio ir rūsių, ir pastogės, reiškia, erdvės, tai visas kaip kompleksas vertintinas, tikrai pakankamai įdomus, atraktyvus objektas. Tai čia laikė alų, reiškia, medžiagas alui, vandenį, apynius, salyklą ir taip toliau, žodžiu, naudojo pagal paskirtį. Patikrinsiu, kaip jūs klausėtės mano pasakojimo ir kaip manote, kokioje patalpoje esate. Kokia čia patalpa buvo anksčiau? Bravaras, teisingai. Šaunuoliai, vadinasi, klausot. Taigi, tai čia buvo bravaras. Čia amatininkai virdavo alų savo susirinkimams, šventėms. Ir čia kairėje mano pusėje yra laiptai minėti mūriniai, jungiantis bravarą su gyvenamuoju pastatu. Tie, kas yra drąsesni, nebijo siaurų erdvių, tai kviečiu pakilti laiptais į viršų. Ten pateksite į patalpas, kur seniau gyvendavo amatininkai ir pamatysite birenę, o kas netokie drąsūs, tai kviečiu pro kitą pusę su manim kartu lipti mediniais laiptais. Čia šiuo metu mūsų yra kabinetas, bet buvo gyvenamosios patalpos amatininkų antrame aukšte. Kviesiu jūs visus pamatyti virenę. Virenės yra dvi, viena yra antrame aukšte, kurią dabar pamatysite, o kita yra lygiai toj pačioj vietoj, tik aukštų žemiau. Atkreiptinas dėmesys į skliautuotas lubas, kad pro angą išeitų dūmai patogiai. Padaryta čia buvusi virenės vieta. Tai trumpai dar apie salę, jeigu matot, yra nuostabus frizas, jame pavaizduotas yra Kristus su 12 apaštalų ir šventas Baltramiejus, kuris yra amatininkų globėjas. Tai yra išskirtinė salė ir pacituosiu profesorių Juozą Algirdą Pilipavičių, kuris sako taip apie šitą menę. Pats patalpos dekoro sumanymas unikalus. Patalpa dekoruota nuo grindų iki lubų. Matome gražų renesansinį frizą.
Toks galingas dekoras, apimantis visą patalpą, atitinkamai veikia tų laikų žmogų. Galbūt čia buvo ir altorius skirtas apeigoms, vyko pamaldos. Deja, dabar to pasakyti nebegalime. Šios patalpos senumas yra įspūdingas, žinant, kiek teko iškentėti Vilniaus senamiesčiui. Senesnė tapyba yra tik Bernardinų bažnyčioje su vienuolynu bei katedros požemiuose. Tai va, o dabar kviesiu pasiklausyti pranešimo daktaro Vaido Petrulio architektūrinio modernizmo kelionė į Kauną, tarptautinės idėjos ir vietinės interpretacijos. Smagu matyti tiek daug susirinkusių žmonių šitoj iš ties unikalioj vietoj, nes šita tapyba ir lubos mane visą laiką įkvepia, kai čia ateinam, bet šios dienos mūsų pasikalbėjimo tema yra truputį iš kito laikmečio. Pakalbėsime apie Kauną, nes Kaunas, jau negali sakyti neseniai, jau beveik metai, kaip gavo UNESCO pasaulio paveldo statusą. Ir šių dienų Europos paveldo dienų tema yra idėjų kaita. Tai pagrindinis šitos mano paskaitėlės tikslas ir mintis yra pasižiūrėti Kauną ir į Kauno modernizmą europietiškų, pasaulinių, globalių idėjų kontekste ir kaip tos idėjos keitėsi, kur Kaunas unikalus, kur galbūt atspindi procesus, kurie vyko visame pasaulyje. Pakelkite ranką, kas buvot Kaune ekskursijoje apie architektūrą. Nemažai, smagu girdėti. Tai galėsit, kas dalyvavot arba kas turit kažkokių savų atsiminimų ir pastebėjimų, galėsit prisidėti, galėsim pabandyti dialogų tą paskaitėlę vystyti. Jeigu tai pavyks, nepavyks, tai tada aš nekėsiu. Tai dabar pagrindiniai momentai, kurie man atrodo labai svarbus. Jau sakiau, kad Kaunas tapo UNESCO pasaulio paveldo vietovė, būtų galima urbanistinė vietovė. Vienas įdomus ir labai svarbus momentas, mano galva, kuomet mes kalbam apie Kauną ir vėlgi apie tos globalius kontekstus ir Kauno vietą pasaulinėje paveldosaugos architektūros istorijos kažkokiame tai paveiksle, tai čia yra vienas iš Kauno modernistinių pastatų. Nesvarbu, atsiminsit, neatsiminsit, ko gero netaip jau baisiai svarbu, jeigu Maironio gatvėje. Tai nežinau, ar čia labai svarbios tos konkrečios detalės, bet sakykime, tai yra Maironio gatvėje, Vytauto Landsbergio žemkalnio projektuotas, prieš tai dar buvo projektas parengtas Latvijoje, Rygos architektų, bet matyt, savininkai pasirinko Vytauto Landsbergio žemkalnį, bet yra vienas labai įdomus momentas, kad šis pastatas, tame tarpe ir kiti, 1972 metais yra įtrauktas į kultūros paveldo registrą. Tuometinį tą formą, kuri buvo tuomet. Ir ne dėl to, kad ten gyveno kažkoks svarbus ideologiškai, nežinau, poetas, rašytojas ar kažkoks kitas veikėjas, bet dėl architektūrinės vertės. Tai nuo pastatymo prabėgo kiek daugiau nei 40 metų. Šiaip jau paveldosaugoje mes turim tokią tradiciją, kad kalbam apie kažkokią tai laiko perspektyvą. Ir ta laiko perspektyva dažniausiai yra 50 metų. Dar vienas įdomus momentas, kad apskritai 80-metį tik prasideda pasaulinis judėjimas apie tai, kad galbūt 20 amžius irgi vertas dėmesio paveldosauginiam kontekste, kad ne vien tik tai, sakysim, senieji sluoksniai, bet ir šiuolaikinė architektūra taip pat yra ateities paveldas. Ir jeigu čia nesivelsiu, galėčiau labai ilgai šnekėti apie UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, bet jeigu pasižiūrėtumėt pirmuosius metus, kas yra įtraukta, tai 20 amžiaus liudijimų yra labai mažai, gal Aušvico stovykla, bet sakykime, ten ne per architektūrą, ne per kitą prizmę. Tai čia yra toks vienas momentas, kad Kaunas unikalus ir tuo tame tarpe, kad mes jį vertinam, kauniečiai, lietuviai, jį vertinam kaip paveldo objektą iš tiesų jau labai seniai ir buvom, ko gero, pasaulyje vieni pirmųjų, kurie prabilo apie Kauną kaip apie paveldo vertybę, apie 20 amžiaus architektūrą kaip apie paveldo vertybę.
Kitas momentas yra, kad, na taip, UNESCO, bet nereikėtų pamiršti, kad 2015 metais Kaunas taip pat gavo tokį europietišką pripažinimą, Europos paveldo ženklo statusą. Ir vėlgi tai, mano manimu, yra ta dimensija mumis ryšanti su pasauliu, su aplinka, su Europa šiuo atveju. Ir vėlgi šis sąrašas iš tiesų truputį yra kitoks negu UNESCO, tarsi ir kalbama, kad yra savotiška tarsi alternatyva UNESCO pasaulio paveldo sąrašui. Na, o kita vertus tai iš tikrųjų vietos, kurios kuria europietiškumą. Ir vėlgi galbūt kontinentui ir mūsų žemynui ir mūsų kultūrai yra svarbu, bet nebūtinai svarbu mūsų pasauliu. Tai akivaizdu, kad Kaunas turi tą europietiškumo dimensiją ir mes apie ją šnekėsim, bet na, tas laikinosios sostinės, tų politinių procesų ir kaip mes vėliau suformavom tokio optimistiško reagavimo į tą sudėtingą situaciją tarp dviejų pasaulinių karų, tai iš tiesų yra absoliučiai vienareikšmiškai, dabar jau galiu po ilgų metų tyrinėjimo ir bendravimo su kolegomis iš užsienio, šitas momentas jisai yra be galo stiprus ir reikšmingas, kad mes sukūrėm tą sostinę ir jinai gavo labai tokią ryškę ir išlikusią architektūrinę dimensiją, kuri dar pažįstama mūsų gatvėse ir ačiū Dievui, dar kol kas nėra taip stipriai užgožta naujų procesų. Dar vienas svarbus momentas, šitokie įvadai, bet jie visi apie tą tarptautinę dimensiją. Tai jeigu buvot gal užpraeitais jau metais, taip laikas greitai bėga, 22 metais Kaunas buvo Europos kultūros sostinė. Ir Europos kultūros sostinėje buvo programa Modernizmas ateičiai, kas šiaip jau žiūrint į kultūros sostinės, architektūra, paveldas, jo labiau nebūtinai yra tos programos dalimi. Tai vėlgi mes gavom daug tarptautinio žinomumo, na ir finale jau, kaip sakyt, vyšnia ant torto, nebežinau, ką toliau reikės daryti, čia ko gero didžiausias iššūkis, ko siekti. Tai Kaunas buvo pripažintas UNESCO pasaulio paveldo objektu ir yra čia keli labai įdomus momentai. Vienas momentas, žodis modernizmas. Tai mes šiandieną apie tai daugiausiai ir šnekėsim, kas yra tas modernizmas, ar yra kaunietiškas modernizmas ir kaip jisai atrodo pasaulinių modernizmų paveiksle. Tai tas yra labai momentas svarbus. Kitas momentas svarbus tai yra optimizmas. Vėlgi, čia irgi tema, kuri verta, ko gero, 3 valandų paskaitos apie tai. Na, kas šiek tiek domitės paveldosauga, tai ko gero esat girdėję, kad, na, arba bent jau nujaučiat, kad tendencijos paveldo keičiasi. Jeigu ten, sakysim, tais pačiais 72, kaip jau šnekėjau, kuomet buvo pradėtas kurti pasaulio paveldo sąrašas, buvo žvelgiama ir ieškoma tokių vyšnių ant torto ir tokių unikaliausių paminklų. Čia va, kaip tik praeitą savaitę teko tokį įdomų pokalbį turėti su vienu vengrų, dabar atsiprašau, užkrito pavardė, bet paveldosaugininku garbaus amžiaus, kuris prisidėjo prie šitų procesų. Tai sakė, mes kai kūrėm tą sąrašą, tai taip galvom, maždaug 100 objektų turėtų būti per visą pasaulį. Šiandien mes jau turim virš 1000 ir ko gero tas skaičius, ne ko gero, iš tikrųjų tas skaičius negalutinis ir jisai plėsis. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad keičiasi ir tendencijos, keičiasi ir požiūris, kodėl tame sąraše kažkas turėtų būti. Tai va ta pirmoji intencija buvo atrinkti pasauliniu mastu pačius ryškiausius, ekspresyviausius, įspūdingiausius pastatus, kurie, na ir, kaip mes kartais su kolegom juokaujam, ir Labradoras suprastų, kad tai yra paveldas, kad nebūtų jokio debato, jokios diskusijos. Bet laikas keičiasi, čia nesivelsiu paveldosaugos paskaitėlę, bet vienas momentas, kuris, na, sakysim, yra labai svarbus ir Kaunui, tai kad šiandieną, tai reiškia pastaruosius dešimtmečius, į paveldosaugą žiūrime kaip, ne tik kaip į formą, bet kaip į pasakojimą, kaip į žinutę, kuri kažką perduoda pasauliui. Ir ta žinutė nėra tik estetika, nėra tik pats gražiausias, pats tobuliausias,
Jeigu kalbant apie modernizmo meistro, ten Mies van der Rohe's, Gropiaus ar kažkieno sukurtas pastatas. Ne, mes kalbam apie 20 amžių suformavusius fenomenus. Ir va čia tas optimizmas, aš čia po ilgos tokios įžangos grįžtu prie optimizmo, jisai yra labai toks ryškus šių dešimtmečių ženklas, kad įrašyta pagal optimizmo, na, sakysim, tokį raktažodį, todėl kad kurti laikiną sostinę ir kurti, na, tikrai kokybiškai estetinę, konstrukcinę prasme, tie pastatai vėlgi, mes čia visai neseniai su kolegom vaikščiom po Kauną, 80, kur tau 80, jau to šimtmetis praėjo ir pastatai stovi ir kai kurie net netvarkyti, tai kiek iš šiuolaikinės architektūros išstovės šimtmečius klausimas. Tai va, tai tikrai reikia optimizmo, kad kurt laikiną, na, aišku, čia vėlgi mes galim pradėti diskutuoti, kad tas laikinumo pojūtis jisai galbūt buvo tik tai pirmam dešimtmetį, paskui, na, sakysim, tas mentalitetas keitėsi, bet nesigilinkime tai. Tai va tas momentas, kad mes Kaune ko gero neturim super įspūdingų pastatų, kaip tarkim, Brazilijos sostinė Brazilija, nu, tai jau kvapą gniaužiantis, erdvės, viskas, nuo švaraus lapo sukurtas irgi UNESCO pasaulio paveldo objektas, tai kuomet mes formavom, vėlgi mes sakydamas, tai čia yra didžiulė komanda žmonių ir aš tik tai vienas iš jų, tą reikia labai aiškiai pasakyti, tai labai aiškiai suformulavom, kad Kaunas nėra tas modernistinis miestas, kurį įsivaizduoja iš modernizmo vadovėlių, iš Le Corbusier. Na, čia ryškiausias pavyzdys. Kas yra modernizmas? Nušluoti ir pastatyti kažką naujo. Na, čia aišku radikalu, Plan Voisin, ačiū Dievui, ko gero, kad neįgyvendintas, bet Le Corbusier siūlė Paryžiaus rekonstrukciją ir jeigu kas pamenat Paryžių, dabar kaip tik Lietuvių dienos, Marais kvartalas, 19 amžiaus kvartalas, nuostabi vieta turinti vietos dvasią, tai Le Corbusier siūlė nušluoti ir užstatyti dangoraižius. Na, aišku, Brazilijos atveju to daryti nereikėjo, bet mintis yra ta, kad Kaunas yra kitoks ir vėl tada jau įvedant į kontekstą pabandysiu atskleisti, koks kitoks. Na, jeigu taip labai trumpai dar prie pačios vertybės, tai vėlgi po ilgų debatų, nes buvo labai įvairių minčių, įtraukti atskirus objektus, įtraukti saleles, įtraukti urbanistinę teritoriją, tai vis dėlto buvo apsispręsta įtraukti urbanistinę teritoriją. Ir visa šita teritorija, be abejonės, nėra sukurta. Vienas dar labai svarbus momentas, kad jinai yra saugoma Lietuvos įstatymais. UNESCO nieko nesaugo, kas nėra saugoma valstybių, išskyrus, beje, labai įdomu, kad praeitais metais atsitiko pirmą kartą toks, na, išskirtinis atvejis, kaip Libane buvo iš 20 amžiaus sąrašą papildė iš Libano ekspozicijų rūmai, kurie nėra saugomi pačios valstybės. Tai čia irgi yra politinis žingsnis ir irgi labai didžiulis pokytis iš tikrųjų paveldosaugoje ir to UNESCO teritorijoje. UNESCO pasaulio paveldo sąrašo, na, sakysim, formavime, ateities formavime ir aš manau, kad tokių objektų, kurie nėra saugomis, ras daugiau. Bet aišku, čia labai susiję su politiniais dalykais ir galimybė saugoti, tai mes esam labai saugi šalis, demokratinės šalis, tai čia tokių minčių net negali būti. Tai va, bet grįžtant prie Kauno modernizmo, jisai yra sukurtas ant 19 amžiaus plano. Tai, na, naujamiestis, aišku, Žaliakalnis, jisai vystėsi, mes dar to prieisim. Tai va toks momentas yra, kad kas mumis skiria, paskui visa paskaita bus, kas jungia, bet kas matyt, kas ne. Kitas momentas, tai čia urbanistinė dimensija. Dabar architektūrinė dimensija. Kas yra architektūroje modernizmas? Tai aišku, yra be galo sudėtinga apibrėžti vienu sakiniu ir dviem paveikslėliais, bet tarkim Weizenhof-Siedlung Stuttgarte, kuri yra projektuota Mies van der Rohe's, tai yra modernistinis miestelis, ko gero, absoliučiai idealiai reprezentuoja, kas yra modernizmas. Tai yra plokšti stogai, asimetrija, tokių dalykų kaip simetrija iš vis to meto modernistai nepripažino. Aišku, labai įtampus akį gali atrasti tam tikrų simetrijų, bet visgi ten, sakysim, čia kamputėje Le Corbusier namas, tai namas ant pastolių. Kitaip tariant, stačiakampių
sakysim, figūrų žaismas. Ir kas ir įdomu, vėlgi dabar jau šnekant apie tas jungtis, kad patys lietuviai tą parodą puikiai žinojo, spaudoje rašyta, tuometė kalba, kad Štutgarte statomos kelios dešimtis paveikslinių namų, kurių autoriai žymiausi Europos architektoriai. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Viskas iš naujo pergalvota, nuo durų rankenos iki langų konstrukcijos, kas irgi labai įdomu, jeigu kalbant apie modernizmą, tai yra dar tas laikotarpis, ypač, sakysim, ankstyvasis modernizmas, kur kartu architektai kūrė ir dizaino elementus, tai nėra kažkokios tai perkamos rankenos ar panašiai, durų rankenos, turėklai ir taip toliau, o kartu kūrėma, bet tai čia smulkmena. Na ir Bauhausas, ko gero, ryškiausia Bauhauso mokykla, pats pastatas Valterio Gropiaus yra ryškiausias pavyzdys to tikrojo modernizmo. Ir tas tikrasis modernizmas, tai va, kaip sakiau, stačiakampių figūrų dėliojimas, o čia pačiam Bauhauso muziejuje yra tokia labai įdomi ekspozicija, kai tu pats pasiėmęs tokias figūras gali savo užsidėlioti modernistinį pastatą, kažkokį konfiguraciją. Tai Bauhausas yra tokių konfiguracijų arba Mies van der Rohes, kur yra dėliojamos tik tai kažkokios tai pertvaros, bet kaip matot, jokios simetrijos, jokio aiškaus to klasikinio supratimo apie pastatą kaip kažkokį tai fundamentalų objektą, greičiau lengvas, skaidrus, plaukiantis erdvėje ir panašiai. Čia Mies van der Rohes paviljonas Barcelonoje, kuris buvo statytas. Tai ką mes galim irgi drąsiai pasakyti, kad Kaune mes neturim šitų dalykų. Neturim didžiųjų meistrų, nėra Le Corbusier, Miso, Gropiaus, Raito, užmirškit, neieškokit. Ir ką mes turim, mes iš tikrųjų Kaune turim labai įdomų fenomeną, kuomet vėlgi architektūros mokykla, galima sakyti, pradėjo formuotis. Taip, Lietuvos universitete, vėliau Vytauto Didžiojo universitete, Songaila, klasicistas, Peterburgo mokyklos auklėtinis, jisai kūrė tą lietuvišką architektūros mokyklą, nepaisant ne architekto, statybos inžinieriai, bet su projektavimo teise. Tai iš esmės Kauno modernizmas jisai varijuoja skalėje nuo tikrai artimų arba netgi visiškai modernizmo klasiką laikytinų pastatų, kaip Lynų šeimos namas ar nuo Funko, kaip matot, asimetrija, kiekvienas langas skirtingas, tūrių žaismas kažkoks, lenktas stačiakampis, kampinis langas, stogas, ant stogo yra vasaros sodas, jau nekils abejonė niekam, tai yra tikras modernizmas. Bet šalia mes turim ir arkivyskupijos, tie patys metai, netgi vėliau pastatyta, projektas, ko gero, tais pačiais metais ruoštas, yra istorizmas. Tai dabar klausimas, kaip mes apibrėžiam, ar tikrai tas žodis modernizmas yra mums tinkamas ir kaip mes pasauliniam kontekste atrodom. Iškart galiu pasakyti, kad jau vėliau teko su ne vienu ekspertu bendrauti, kuris rašė mums recenzijas ir jie prisipažino jau post factum, dar galima pašnekėti, prieš tai negalima, kad visi labai abejoja, kad sako, jūs neturit jokio modernizmo, apie ką jūs čia šnekat. Tai va, tai tas yra gilusis klausimas, ar yra tas pasaulinis modernizmas. Tai mano mintis yra ta, kad mes iš tiesų esame didžiulio paveikslo, kuris yra 20-ame amžiuje, didžiulio architektūrinio paveikslo dalis, kuri reprezentuoja ne avangardą, bet lokalaus identiteto paiešką. Ir tai yra be galo svarbu, tai yra fundamentali dedamoji dalis 20-ame amžiuje, kuri vėliau išsivysto į kritinio regionalizmo doktriną 20-ojo amžiaus antroje pusėje. Bet kas yra mums labai svarbu, kad mes priimam kitų mokyklų, kitų šalių patirtį ir lietuvių architektai mokėsi, mes matysim kai kurios pavyzdžius nuo Romos iki Prancūzijos įtakos, nuo Švedijos iki Vokietijos. Bet kartu ir yra kažkokia tai vietinė dimensija. Ta vietinė dimensija, ypač jeigu mes ją tapantintume su tautiniu stiliumi, tam tikrą prasme turi savotiško naivumo, kad tai nėra avangardas. Bet kartu, jeigu jau žiūri dabar per istorinės prizmę, tai jinai iš tikrųjų neša labai svarbę žinutę, kad mes išties architektūrą naudojame, bent jau dalyje atveju kaip politinį manifestą, kaip kažkokią tai politinę kalbą. Ir man atrodo, tas yra labai svarbu. Tai kas tas yra lietuviškas modernizmas, tai čia ko gero klasikinis, šiaip jau Arno Funko modernisto
bet labai klasikinis lietuviško modernizmo pavyzdys, kurio Kaune rasit, priskaičiuosit šimtus pastatų. Tai kas yra? Na, šiuo atveju gal simetrija nedominuoja, bet vis tiek pasižiūrėkit pagrindiniai įėjimai, portalai, tai yra jie vos ne kaip į bažnyčią, jeigu tai būtų galima pasakyti, bet jie akcentuoti yra. Niekas, jeigu, pavyzdžiui, buvot, kas nors nebuvot Bauhauso mokykloje, net nelabai aišku, kur tas pagrindinis įėjimas, nes visi, modernistinių požiūrių, visi fasadai yra lygus, netgi 5. viršutinis fasadas, visi turi savo estetinius sprendimus, savo kompoziciją ir negali būti reprezentacinio ir antraeilio. Ne, visi vienodi. Tai Kaunas turi reprezentacinius fasadus, vienareikšmiškai. Ir vėlgi mes čia su Gintaru Česoniu padarė parodą galiniai fasadai. Ir galiniai Kauno fasadai, jie iš tikrųjų modernesni yra negu priekiniai, ta klasikinė žodžio prasme. Tai toks įdomus dalykas. Tai jie turi reprezentacinį fasadą, taškas. Turi tos simetrijos. Paskui pasižiūrėkit, karnizas kaip akcentuotas, cokolinis aukštas kaip akcentuotas, langų apvadai. Su langų apvadais tai čia dar galima sakyti, kad ir modernistiniuose galima to rasti. Jau nekalbant apie šlaitinį stogą. Tai va toks, bet kartu yra lenktas kampas, ko tradiciniam, sakysim, 19 amžiaus pastate, kai tarpukariu vadindavom čemodanais, tas 19 amžiaus pastatas mes šiandieną saugom, tai yra paveldas ir niekas nebejoja. Bet visgi, tas lenktas kampas, ypač, sakysim, tas, sakysim, rizalitas, ar kaip čia pavadinti, tikrai jau jaučiasi, kad visiškai kita dvasia modernizmas. Tai va tie momentai, tas toksai miksas tarp tuo metu šiuolaikinio ir lietuviško, jisai ir yra tas lietuviškas architektūros DNR, jeigu tai būtų galima pasakyti. Ir dabar pabandysiu įvesti, kai jau bus per ilgai, tai sakykit, įvesti į tą bendrą kontekstą. Tai mano galva, man labai patinka Marshalo Bermano tokia citata, kuris apibrėžia modernybę kaip tokių 20 amžiaus, sakysim, architektūrą tame tarpe, nors jis ne tik apie architektūrą šneka, kad tai yra modernizacija, modernybė ir modernizmas. Tai yra 3 skirtingos dimensijos. Modernizacijos yra technologinė raida, modernybė yra socialinė raida, lūkesčiai, ko mes iš aplinkos norim, ir modernizmas yra ta stilistika, ta forma. Ir iš tiesų mes negalim šnekėti apie 20 amžių vien tik tai per estetiką. Tai būtų absoliuti klaida. Ir jeigu mes tada pasižiūrim į platesnį paveikslą, tai mes matom ir tą technologinę pažangą, ir ypač socialinius procesus, ir kai kur ir ta stilistika vėlgi turi savo labai aiškę politinę motyvaciją, to lokalaus stiliaus ieškojimą, ir tada Kaunas labai gražiai atsiduria tikrai, kaip lygiavertis, svarbus, unikalus, netgi toksai, kaip sakyt, modernizmo egzempliorius pasaulinėme kontekste. Na ir ne veltui aš čia įdėjau tą laikraščių pardavėją labai gražių, kuris man labai patinka, nes matysit dar vieną berniuką. Ir atkreipkite dėmesį tą berniuką. Tai šitas berniukas spontaniškas, kaip sakyt, Ingelevičiaus, beje, Ingelevičiaus albumas neužilgo išeis, Lietuvos nacionalinis muziejus leidžia, man atrodo, knygų mugėje turėsit šalia tos parodos katalogo, kuris yra. Tai kartu mintis yra, kad tai, kas yra mieste, ne tik pastatai, bet ir žmonės, jie rodo tą pokytį. Tai čia yra 26 metai, o tas kitas berniukas jau bus 37 berods ir jie, ko gero, geriau net negu architektūra parodys tą pokytį. Tai dabar technologiniai pokyčiai. Aišku, kas yra 20 amžiuje, jeigu tu pasižiūrėsi pasaulį globaliai, kas atsitiko, kaip žmonės matė ateitį, tai iš tiesų tų vizijų buvo be galo ekstravagantiškų, įdomių, kai kurios įsipildė, kai kurios ne. Viena iš tokių laikmečio prasme artimų Lietuvai, tai Franko Lloydo Wrighto Broad Acre City, kaip matot, skraidančios lėkštės, dangoraižiai ir panašiai. Tai ko gero mes to neturėjom. Skraidančių lėkščių ko gero dar niekas neturi. Gal dronai dabar jau kaip ir skraidančios lėkštės. Bet mintis yra ta, kad kas yra iš tiesų tikroji modernizacija, ta technologinė pažanga, kuri keičia miestą, tai yra išsprendimas to 19 amžiaus miestų chaoso ir pavertimas miestą į civilizuotą
gyvenimo erdvę. Ir tai ne apie architektūrą pastatus, bet apie architektūrą miesto infrastruktūrą. Ir Kaune tas atsitiko vienareikšmiškai. Ir dabar jau mes kalbam apie įtakas ir tas keliaujančias idėjas. Tai vienas yra labai įdomus momentas. Čia jau kas domėjotės architektūros istoriją, tai ko gero esat girdėję tokį miesto sodo koncepcinę Ebenezerio Howardo suformuotą, pas Britus pasklydusią, ten Anglijoje yra pora miestelių, kurie tiesiogiai pastatyti pagal tą, bet šiaip jau tas miesto sodo samprata, jinai buvo, nežinau, kaip šiandieną dirbtinis intelektas, visi tiesiog sako, wow. Tai tuo metu tai buvo tokia yra superinė idėja, kas aišku gal ne apie visą, kaip sakyti, gyvenimą, bet apie urbanistiką. Tai yra sujungti miesto kokybę ir užmiesčio kokybę. Miestas duoda ten kultūrą, socialinės paslaugas, užmiestis duoda švarų orą, higieninės sąlygas, saulės šviesos, sakysim, šviežio oro, ko XIX amžiaus miestas atrūko. Tai yra, kaip sakyt, viena iš pačių tokių unikaliausių idėjų. Ir mintis yra ta, kad miestai turėtų kurtis tokiais, sakysim, nedideliais apskritimais, kur maždaug 40 000 gyventojų turėtų gyventi. Bet įdomioji dalis yra ta, kad Kaunas taip pat turėjo ambicijų tapti miestų sodu. Tai reiškia, kad mąstymas yra tikrai vizionieriškas. Ir, nėra braudakar sikti kaip pas Franką Lloydą Wrightą, bet kažkas panašaus. Ir Marius Fransonas buvo pakviestas danų architektas, kuris kartu dirbo su Jokimu, su Lietuvoje dirbančių architektų, kurie paruošė štai šitą planą. Aišku, jisai gyventas tik tai labai fragmentiškai, tik ta dalis, kuri, štai šitas apskritimas. Bet mums svarbu, kad ir vėlgi tas pats įgyvendinimas, jisai labai gražiai atrodo vizualiai ant žemėlapio, to meto aplinka, jinai tokia gana niūri, sakykim, čia yra 30 kažkelintų metų, aš dabar neatsimenu minties ratas, vienas iš tų ratų, bet pats noras mąstyti progresyviai ir atrasti pasaulyje idėjas, kurios yra pačios pažangiausias, tik kuriantis valstybė. 23 metai, tai yra vos iš to pokarinio chaoso brandanti aplinka ir tai tas mano galva yra tiesiog aukščiausio lygio įrodymas. Ir šiaip jau Kaunas yra pakankamai žalias miestas čia iš mūsų UNESCO bylos ir buvo vienas iš argumentų beje, kad tai yra žalias miestas, kad miestas sodas netgi buvo vienu momentu, kas vėliau nusprendėm, jau kai pasikeitė pavadinimas į optimizmą, vienu momentu net galvojom ant viršelio dėti būtent šitą miesto sodo, bet vis tiek ne iki galo įgyvendinta, gal pernelyg tradiciška, atras kitų geresnių miestų sodų ekspertai, tai nuspręsta, kad šitos temos nevystyti, bet tikrai vienas iš leitmotyvų, kad Kaunas yra žalias miestas, tai jungia su pasauliu. Kitas, ir vėlgi, tai yra modernizacija, tai yra sprendimas ne grinai architektūrinėmis pastatų, bet bendrosiomis priemonės. Kitas momentas, visa miesto infrastruktūra, kanalizacija, vandentekis, tai nėra tik tai Kauno iššūkis. Visas pasaulis nuo XIX amžiaus antrosios pusės iki XX amžiaus pradžios sprendžia tas problemas ir ar tu imsi Ameriką, ar Europą, ar ką tik tai nori, rasi tą patį. Ir kad Kaunas neatrodytų labai toks švarus, tai čia yra, nežinau, aš kartais tą gal kas nors jau girdėjot, bet noriu aš dar kartą paskaityti, kad Perkauskas rašo 23 metais, kad ant gatvės ties mano cukrainės langai stovi vežikai ir nuo jų arklių šlapumo ir garavimo eina nepaprastai bjauri smarvė, tiesiog per langus cukrainį, nors jie draugai ir aibės musių, kurios paprastai minta arklių išmatomis. Be to, ties cukrainės langai susirinka krūvos laikraščių pardavėjų ir yra įsteigta kažkokia kita pardavykla, kuri nuolat užlaiko žmonių krūvą. Prie to vis dar prisideda batų valytojas ir tuo būdu pasidaro toli gražu neestetingas, taip pat antisanitarinis ir antihigieninis žmonių, vežikų, arklių ir kitų gaivalų sambūris. Bet štai yra jums Kauno paveikslas ir tai nėra toks romantiškas tas Kaunas ir čia yra kaip tik tas kampas Perkauskos svetainė, tiksliau kavinė. Tai ką reiškia, kad aplinka vėlgi kaip atrodo. Čia yra 20 amžiaus pradžios nuotraukas, Savanorių prospektas, kanalizacijos nėra, čia yra tie
nutekėjimo grioviai, na, nežinau, ar čia yra pastatyminė ar nepastatyminė, bet kokiu atveju panašu, kad galėjo būti artima tiesa. Ir čia yra jau pastatyminė nuotrauka, bet visgi. Čia yra, kaip sakiau, atsiminkit berniuką, tai yra kitas berniukas. Tai va tas progresas, tas, aišku, paimtos dvi nuotraukos, sugretintos jos gal, pernelyg taip užakcentuoju, bet va tas modernizacija, tas pokytis, asfaltuotos gatvės, tvarkingi šaligatviai, medžiai, kaip sakyt, pasodinti tvarkingai klombose. Tai vyko tas progresas ir jo negali iš tikrųjų ignoruoti ir tas laikas, per kurį įvyko, jis yra be galo trumpas. Lygiai tas pats vandentekis. Čia yra 20, dabar nesimenu, kažkelintų metų nuotrauka, bet vandentekio nėra. Skalbia Nemune, čia Naujamiestis. Ir vėlgi sugebėjimas įsimesti vandentekį, ne visame Kaune, ne kiekvienoje gatvėje, tą reikia pripažinti, bet visgi ir kartu tai yra architektūrinis ir technologinis procesas. 20 amžiaus miestus be galo keičia elektra. Kaip jie atrodo, kaip vizualiai priemamas ir galų gale, kaip tu gali tame mieste naviguoti. Tai vėlgi paskleidžius tarpukario nuotraukos yra labai daug įspūdingų iliustracijų, kur iš ties elektros apšvietimas yra be galo subtilus, šiuolaikiškas. Ir man, tarkim, fiziško auklėjimo rūmai Kaune, šitą nuotrauką, tai jinai, ko gero, gražiausia iš viso, ką aš esu matęs iš apšvietimo ir galėtų būti šiandieną lygiai taip pat. Labai daug rasite naivių nuotraukų su lemputėmis ir taip toliau, bet aš specialiai palinkau kažką tokio. Nes mintis yra ta, kad modernizacija Kaune įvyko ir atspindi jinai bendrą pasaulinį kontekstą. Ir tai būtinai yra susijęs su kažkokiu tai modernizmo stiliumi. Kai būsit New York'e, Flatiron Building yra vienas iš tokių orientyrų. Ir aišku, technologinė prasme tai yra dangoraižis, bet estetinė prasme tai yra grinai 19 amžius. Tai reiškia, kad modernizacija gali neįvykti ir gali vykti be stiliaus. Tai kuomet bus kalbama, ar Kaunas yra modernus miestas, taip, yra miestas, kuris iš tikrųjų patyrė didžiulį progresą. Ir nebūtinai tas progresas atsispindi vien tik tai modernistinėje estetikoje. Tai yra kur kas platesnis reiškinys. Dar vienas socialiniai pokyčiai. Tai vėlgi užsakovas, ko iš architektūros mes norime, kas yra mūsų lūkestis. Ir vėlgi, ne tik Kaune, Lietuvoje visoje vyksta didžiulis progresas mano galva ir čia viena iš mano mėgstamų nuotraukų, kurie aišku yra ne iš Kauno, bet labai gerai iliustruoja, tai yra iš New Yorko. Ir ko nori turtingas žmogus? Tradiciškai, jeigu kalbėti apie amerikietišką kontekstą, tai, poilsio, čia yra poilsio vila, tai tradiciškai yra Viktorijos stiliaus, milžiniški apartamentai, bet ne, galimas ir kitas požiūris. Namas ant pastolių, pirmo aukšto net nėra ir net nežinau, kaip į antrą užsikeberiot per tos laiptus, bet tai yra estetika, tai yra kitas mąstymas. Ir to mąstymo apraiškų iš tikrųjų Lietuvoje irgi yra labai daug ir vėlgi jisai galbūt kartais nepastebimas plika akimi, bet jisai yra stipriai paveikęs ne tik Kauną, bet ir visą Lietuvą. Vienas iš tokių tai yra švietimo sistema, privalomas mokslas. Šiandieną mes esame viena iš šalių, kur vos ne 100% raštingumas, kas yra tikrai didžiulis pasiekimas ir atrodo savaime aišku, bet kai pasižiūri paveikslą, kaip tas dėliojosi, tai netgi įvedus iš karto nebuvo galimybės įgyvendinti tą įvedus privalomą švietimą, nes nebuvo kur mokytis. Ir va čia yra viena iš ankstyvųjų kaunietiškų mokyklų, kur matom, kad sąlygos yra tikrai tokios, toli gražu apie modernizmą nekalbančios. Vienas iš detalių, kur man čia staiga šovė į galvą ir prisiminiau, kad žiemą buvo reikalavimas, kad klasėje būtų bent 9 laipsniai šilumos. Tai kas iš jūsų norėtumėt tokioje aplinkoje mokytis ir gyventi? Ir čia jau skaitėsi super pažangu. Tai, nes galėjo būti ir mažiau, akivaizdu. Tai va, tai ir kas atsivyko? Įsivyko mentaliteto pokytis, ko mums reikia. Mums reikia švietimo sistemos, kuri būtų pažangi, šiuolaikinė. Ir tada, jeigu vėlgi prisimenat, ten aišku, tam tikrą prasme galima sakyti, kad čia yra šiek tiek ir to, sakysim, tos fašistinės ideologijos ir švelniuoju diktatoriumi Smetona laikomas istorikų. Bet mintis yra ta, kad sportas, higiena, kūno sveikata buvo toks mentaliteto iš tikrųjų pokytis,
Na ir jau čia pasižiūrėjus į to meto spaudą, gali atrasti, kad mokykla be žaidimo aikštelės, tai organizmas be plaučių, tradicinės mokslo įstaigas kaip visuomeninio pobūdžio būtinai turi puošti miesto dalis, stovėdamas prie pat Gatvės fronto, tradiciškai, bet būtų geriau, jeigu mokyklai būtų parinkta rami vieta, jeigu galima parke, kur mažai judėjimo, nuo gatvės atitraukta ir taip toliau. Tai yra pokytis, kad žalia erdvė turi atsirasti šalia mokyklos. Ir jis tokia plika akim, tarkim, nematomas. Ir čia yra pradžios mokyklos Šančiuose projektas, kur pats pastatas jisai, na kaip, jisai to lietuviškojo klasicistinio modernizmo, to nurinktojo klasicizmo, santūraus modernizmo, kaip pavadinsi, kaip matot puikiai ant plano matosi simetrija, tai ko modernistams netiktų, na, ne Bauhausas. Bet tai, kad aplinkui suprojektuotos ir žaliosios erdvės ir jos iš esmės ir išlikė iki šių dienų, tai čia yra ta pati mokykla. Tai yra akivaizdus mentaliteto pokytis. Kitas mentaliteto pokyčio momentas tai yra sveikatos apsauga. Irgi, na, aišku, gali kalbėti apie špitolės, apie tai, kad visą laiką kažkaip tai procesai vykstasi, bet Vytauto Didžiojo universiteto klinikų kompleksas, kuris beje nepateko į UNESCO vien dėl to, kad yra teritorija toli ir lauk žem galva, nu niekaip nebuvo būdo, kaip jį ten įdėti į tą UNESCO bylą, bet tuo metu, kai buvo pastatytas 40 metais, vėlgi čia to meto spauda, aš remiuosi, tai pats specialaus tyrimo netlikau, tai galbūt nebūtinai yra 100% tiesa, bet arti tiesos, bet spaudoje to meto rašo, kad tai yra didžiausias Pabaltijo ir kartu Rusijoje, na, tuo metu lyginta ligoninių kompleksas, kuris pastatytas. Ir aišku, super modernus. Ir jeigu lyginant vėlgi tos ir jungtis, ryšius, tai Urbinas Kasanas, kuris yra pagrindinis architektas, jisai jau 35 metais yra Klišį suprojektavęs ligoninę, tai na, ir stilistinė prasme nei viena, nei kita nėra tas klasikinis modernizmas, bet vėlgi mes esame kontekste, mes esame pasaulyje, bent jau Europoje ir tas sumanimas kurti didžiulio mastelio ligoninę, jisai byloja apie visiškai aišku socialinį pokytį, nebūtinai apie architektūrinį, estetinį, nors tame tarpe yra architektūra, bet apie socialinį. Na ir čia visas kompleksas, labai įdomu, kad kompleksas yra sujungtas koridoriais, jeigu kas nors būsit klinikose turizmo reikalais, tai pasivaikščiokit. Man teko daryti vertingasias savybės šito pastato, tai aš šitos tunelius, kol išsianalizavau, tai manau, kokias 3 dienas ten klaidžiau, nes atrodo, kad viskas kaip ir paprasta, bet ne taip ir paprasta, nes jie eina kai kurie paraleliai, ten atsirado sovietmečių naujų, vieni yra techniniai, kiti yra tie jau reprezentaciniai, tai čia yra tunelis į patologijos institutą, šita dalis, čia tokios, kad prasilenktų, čia jeigu važiuoja veža, na, sakysim, jau žmogų, tai pasistumė ir praeini. Tai va, bet kokiu atveju, vėlgi, tai yra mąstymo progreso pasiekmė ir aišku, šituo atveju dar truputį pasiekmė ir besiartinančio Antrojo pasaulinio karo, tai, bet visgi ir vėlgi ta visa infrastruktūra, visas šildymas, lietaus nutekėjimo sistemos, viskas, kas ten yra padaryta, beje, veikia iki šių dienų, nors jau nebenaudoja, tai iš tiesų rodo, kad įvyko didžiulis mentaliteto lūžis. Kitas momentas, su kuriuo siejasi mentaliteto lūžis 20 amžiui, tai yra būstas. Ir iš 19 amžiaus, beje, tai 19 amžiaus, vėlgi čia gal ne lietuviškas kontekstas, bet lietuviai tikrai negyveno prašmatniau, galėčiau ir lietuviškų nuotraukų įdėti. Bet man norėsiu parodyti tą ryšį, tą tarptautinį tokį sąsają. Tai yra šiuo atveju iš Berlyno pavyzdys ir tie 19 amžiaus namai, kurie šiandien atrodo labai nuostabus, tai antrieji aukštai jų ir buvo nuostabus, bet jeigu lipant į viršų, socialinis išsisluoksniavimas, beje labai įdomus tų senųjų namų išsisluoksniavimas, kad pirmas aukštas yra prekyba, antrasis reprezentacinis, gyvena turtingi žmonės, o kuo labiau į viršų lipi,
ir viršutinėse aukštuose gyvena jau maždaug tokiuose sąlygose. Tai čia kaip šiuolaikinis metro, kad tu įlipi metro ir tu gali, didžiąją miestą tu gali susitikti bet kokią socialinį sluoksnį, tai va čia tas laiptinėje, aišku, buvo gerosios ir blogosios laiptinės, bet vis tiek toks labai įdomus momentėlis. Bet ne apie tai, kad sąlygos jos yra pakankamai didžiai daliai visuomenės pakankamai blogos. Ir kas atsitinka mentaliteto pokytė, kuris nesusijęs būtinai su 1900, o su procesu, tai yra sprendimas šito klausimo socialinio būsto. Ir jeigu architektūros istorija mes bent jau iki XIX amžiaus yra dažniausiai kažkokių tai reprezentacinių pastatų, aišku, yra ir gyvenamųjų, bet mintis labiau apie reprezentacinius, tas BVP, tas intelektas architektūrinis fokusuojasi 20 amžiaus, architektūrinis intelektas labai daug pastangų ir didieji meistrai tie patys jie deda į pigų būstą. Ir aišku, tas momentas, tas socialinės problemos sprendimas, jisai ir nėra naujas, norėjau įdėti, kad tai yra jau praktiškai netgi galima nuo 18 pabaigos, bet 19 amžiuje įsibėgėja. Ir čia vienas iš tokių, kas yra UNESCO pasaulio paveldo sąraše, Nyderlanduose kolonijos, kuriuose gyvena žmonės ir kolonijos, socialinio būsto kolonijos. Jos dabar jau UNESCO pasaulio paveldo sąrašą atsiduria. Tai kalbant apie tą socialinio būsto sprendimą, Kaune irgi mes galime rasti tam tikrų atspindžių. Tiesa, lyginant su pasauliniu kontekstu, savivaldybė Kauno nepasakyčiau, kad tvarkėsi pažangiai, buvo tai vadinamos pigių būstų kolonijos, kurios buvo įkurtos ten kažkokiuose fortuose, dar tikrai ne pačiose pažangiausiose ir moderniausiose erdvėse, bet į pabaigą atsirado iniciatyvų, kurios yra susijusios su įmonėmis, su, tarkim, viena iš didžiausių įmonių, bendrovė Maistas ir maisto darbuotojų namukai Kaune 39 metais. Tai jau yra tikrai modernistinis kvartalas, kuriame aišku, ten įdomus momentas, kad yra dar daržai šeimom ir iki šių dienų išlikę, bet visgi toksai jau modernistinis pavyzdys. O šiaip jau tas lietuviškas socialinis būstas, tai daugiausia mediniai gyvenamieji namai, galbūt reikėjo man juos čia irgi įdėti. Ir galų gale rūpinimasis darbininkų sąlygomis, vėlgi šiuolaikinėje kontekste kultūros infrastruktūra tarsi yra savaime aiškus dalykas, bet darbo rūmai, tai būtent skirti ne kažkokiam, tai nežinau, elitui, bet akivaizdžiai darbininkams su skaityklo, su šokių būreliais, su kuo tik tai nori. Vėlgi atsiranda Lietuvoje, taip kad tas socialinis pokytis iš tikrųjų įvyko ir jis atspindi procesus, kurie vyko pasauliniam kontekste. Vienur jisai buvo vienais atvejais kaip ten mokyklų spartesnis, kitais aspektais kaip socialinis būstas lėtesnis, bet jisai vyko ir tą mes irgi galime sakyti, kad Kaunas yra tarptautinio paveiksle. Ir galų gale jau tas modernizmas, estetinis sprendimas, čia yra jau paskutinė mano paskaitos dalis, tai va čia Valterio Gropijaus batų fabrikas 911 metai, vargu ar kas gali pasakyti, kas yra pirmas modernistinis pastatas, bet čia vienas iš kandidatų galėtų būti. Ir tas kampinis stiklinis langas yra jau toks skiriamasis bruožas, tai vėlgi daugiau šviesos, daugiau, sakysim, stiklo, šiuolaikinių technologijų. Tai ką mes galim pasakyti apie Lietuvą? Taip, lietuvių architektai didžiąją dalimi, ne didžiąją dalimi, jie puikiai jautė pulsą, jie puikiai matė, kas vyksta pasaulyje. Ir Karolis Reisonas, kuris, nepasakyčiau, ne Arnas Funkas, kuris pakankamai savyje konservatyvumo turi, jisai rašo, kad ornamentas turėtų būti pakeistas įvairios medžiagos suderinimu. Tai va, čia jau yra modernistinis namas, kuriame net ir matote, jeigu karnizo linija, jinai vos jaučiasi ir tokia labiau jau dėl techninių, sakysim, dalykų, ne dėl estetikos. Cokolinis aukštas, jo kaip ir nėra. Pagrindinis įėjimas, jisai yra, tu matai, bet jisai nėra simetriškai inkomponuotas į vidurį. Plus dar tuo metu labai populiarios terasos. Asimetrija, stačiakampių tūrių žaismas, visiškas modernizmas, gaila, kad dabar šitas pastatas paverstas į nieką, tiesiog stačiakampė dėžutė, nieko nebeliko, bet mintis yra ta, kad taip, architektai apie tai masto ir menotyrininkai.
Čia dar vienas Pacevičių šeimos namas Kaune, kur buvo didžiulis, iš tikrųjų, dabar kultūros paveldo objektas ir didžiulis toks nemalonus dialogas su savininku, kuris norėjo užstatyti antrą aukštą, bet liko jisai toks, koks jisai yra. Na ir kaip Vorobjovas rašo, kad gyvenimas nėra lengvabūdiškas karnavalas, todėl ir architektūrai dabar kuo mažiausiai pritinka būti papuošalo akims, nežabota dekoracija bei pompasiniai fasadų melogomanija. Ne, ji turi būti disciplinuota, griežtai dėsninga, kaip sakant, morali. Tai va tas paprastumas, jisai yra, na, sakysim, lietuviškame diskurse. Jisai nėra, čia gal jau nebeskaitysiu, bet taip pat Vorobjovas toliau šneka, kad ten horizontalios linijos, status kampai, lygios sienos ir techniški principai. Ir tokių projektų Kaune yra pakankamai daug ir jeigu kalbėti apie technologinę pažangą, tarkim, kinoteatras Romuva, apsilankykit, kai Kaune busit, yra kinoteatras, kuris rodo alternatyvų dažniausiai kiną, fiziško auklėjimo rūmai, Landsbergis kuomet projektavo. Tai jeigu pasižiūrėtit lubas gelžbetonio, tai vėlgi vien iš straipsnėje, kuris vėliau jau pasakoja apie tai, kaip tą darė, tai jis pasakoja, kad įdėgė pačią naujausią technologiją, kurią rado beros pas vengrus 29 metais, 5 metai tuo metu praktiškai yra nieko, tai naujausios technologijos taupomųjų kasų rūmai su stikliniam lubom, tai stiklinės lubos vėlgi iš to meto vienas iš klasikos, nežinau, po Prahą vaikštot ir tie visi pasažai dengti, tai jie praktiškai tas pats. Lenkto stiklo naudojimas, centrinis paštas, pieno centras, šitą lenkto stiklo technologiją, kuri mato čia yra be galo brangi tuo metu ir absoliučiai visiškas modernizmas ir aukščiausio kalibro, sakysim, technologinis pasiekimas. Tyrimų laboratorija Kaune, vėlgi plokščias stogas, gelžbetonis, kuris yra paskaičiuotas didžiuliams krūviams, juostiniai langai, aišku, yra simetrija, toks momentas yra. Na ir dabar, tai pirma mintis, kad taip lietuvių architektai tikrai žino, kas vyksta pasaulyje. Kitas momentas, kuris yra labai įdomus, kuomet kalbam apie stilistiką, kad aš Kauną ir apskritai Lietuvos modernizmą skirčiau tokius du momentus. Vienas yra tiesioginių įtakų, ir mes apie šnekėsim, o kitas yra tas tautinio stiliaus tokie prisilietimai. Tai nereiškia, kad visiškai tautiniai tie pastatai, bet jie turi tokios nacionalinio dvasios tokio paieškos. Tai, ką sakiau apie tą politinę dimensiją. Ir vėliau, jeigu kalbant apie keliaujantį modernizmą, jinai persikelia už Atlanto ir išeiviai dipukų kartos 6-7 dešimtmetį, tiksliau 5-6 dešimtmetį kūrė architektūrą, kuri iš tikrųjų yra irgi tokia labai charakteringa ir atėjus iš Kauno, tai irgi toks keliaujantis modernizmas. Tai dabar apie tas tiesioginės įtakas. Tai tyrimų laboratorija. Landsbergis, kuomet darė tyrimų laboratoriją, ji išsiuntė keliauti po Europą ir apžiūrėti visas naujausias laboratorijas. Ir jisai pats rašo, kad jam didžiausią poveikį padarė tyrimų laboratorija, chemijos ir fizikos laboratorija Madride, kuri pastatyta 30, praktiškai tuo pat metu, tai buvo statybos metai. Ir irgi atkreipkite dėmesį į stilistiką. Tai yra visiškas, toks klasicizmas, nurengtas klasicizmas. Taip, nėra karnizų, nėra kažkokių tai ten cokolinių aukštų, apvadų langų, bet yra simetrija, yra centrinė ašis. Ta patį mes ir čia matom. Landsbergio beje projektas modernesnis su juostiniais langais. Ir dabar tokių keletą pažiūrėsiu įtakėlių, tokių smulkių įtakėlių, kurios man pasirodė labai įdomios. Tarkim, kubizmas. Akivaizdžiai, kad Lietuvoje kubizmo nėra daug, bet jeigu pasižiūrėjus, tarkim, Benjamino Notelio Jofės projektuotas 29 metais frontonas, visiškai kubistinis, tikrai nėra ten kažkokios tai barokinės, tai yra ta laužyta forma, tai kubizmas, šiaip jau Prahos kubizmas laikosi kaip ir tokia svarbiausia įtaka. Art Deco ir, jau čia toks plačiai nugarsėjęs pastatas, nežinau, ar jie žinot ar nežinot, tai vėlgi akivaizdžios Amsterdamo įtakos. Kitas momentas gal yra šiek tiek subtilesnis ir man labiau imponuojantis, tai vėlgi, kad lietuviai medžio architektūrą iš vienos pusės laikė kaip tą egzistencinį minimumą, kaip pigę, nes jinai buvo pigesnė statybos medžiaga, bet iš kitos pusės jau yra minčių,
kad tai gali būti mūsų toks lokali specifika ir lokali ne tiek Lietuvos, kiek šiaurės šalių. Ir Lietuvos aidė rašo, kad Skandinavijos kraštų, Europos rodos kultūringiausiai, ypač Norvegijos miestuose, medinių namų taip pat nestinga. Ten žmonės stačiai mėgsta medinius pastatus ir vėlėje mediniuose namuose gyventi. Čia yra labai svarbus momentas, kurį ko gero sunku perverdinti, nes medinę architektūrą mes tarsim atsiejam nuo modernizmo, bet Lietuvoje yra to momento, kad jinai vis dėlto yra mūsų savasties dalis. Aišku, gal jinai taip ryškiai neišreikšta, bet vis tiek. Na ir netgi medinio modernizmo galime rasti, kas, aišku, čia nėra išlikęs tas pastatas, tai yra paviljonas, bet tai čia jau visiškai konstruktyvizmo įtaka. Dar vienas labai įdomi tokia smulki įtakėlė, bet labai įspūdingas ir ko gero įspūdingiausias Lietuvos modernistinis pastatas, Prisikėlimo bažnyčia, ir čia tas pasaulis man gal pasąmoningai ant liežuvio iškilo. Iš tikrųjų, aš manau, kad tai yra unikalus pasaulyje pastatas, nėra unikalesnio. Vienu aspektu, kuriuo pasakykit man. Čia aišku mano prielaida, aš gal žinojimo staka, bet kol kas tai neradau aš analogų. Ar turit minčių? Taip. Ir gal dar išplėsti truputį galit, kodėl? Taip, būtent, labai teisingai pasakėt. Ir unikalumas yra tame, kad, sakau, aš galbūt dėl to visiems sakau ir jeigu kas nors žino, tai ateikit man pasakykit ir visiems savo kolegom užsienį tą pasakoju. Kol kas aš niekur nesu radęs bažnyčios su plokščiu stogu, kuri ant viršaus turėtų koplyčią, kuri skirta religiniam ceremonijom. Nes taip yra koplyčia. Taip yra mąstyta, kad ten mes galim turėti mišes ir taip toliau, tai man tai atrodo, wow, kažkas tokio. Ir tai aišku, plokščias stogas, kaip teisingai sakė, ten Le Corbusier sako, kad vienas iš 5 elementų, plokšti stogai, modernybės ženklas, čia nėra ko ginčytis. Na, bet kai kas sako, nu, tai va, žiūrėk, Milano katedra gotikoje turi ten ant stogo gali ir taip toliau. Bet vis tiek čia yra sumanimas ir tų plokščių stogų tai tikrai daug yra, bet kad būtų ceremonija, nu, šito aš nesu matęs. Tai va, bet kalbant apie įtakos, tai čia gal tokia intuityvi labiau, bet aš tą labai mėgstu pabrėžti. Kažkada dar studentas, ko gero, tą pastebėjau ir iki šiol laikausi, kad man tai patinka, kad tai yra savotiška miesto karūna. Ir vėlgi Bruno Tautas kažkada 19 metais parašė tokią knygą Miesto karūna, kurio mintis, jisai yra, aišku, tikrai viena iš ryškiausių modernizmo, sakysim, figūrų. Gal nedidysis meistras, kaip čia tie ryškiausios žvaigždės, bet visgi. Ir jo mintis yra ta, kad jeigu mes norim kokybiško miesto, tai modernizmas turi vieną bėdą, kad visi pastatai vienodi. Ir, Miss van der Rohe, ta koplyčia kaip batų dėžutė, ar ne, čia yra geriausias pavyzdys, kaip mes čia kampės dėžutės. Jisai sako, kad mentalitete žmogui psichologiškai reikia hierarchijos, kad tu žinotum, kur yra svarbios erdvės, kur yra antraeilės erdvės. Ir jisai sakė, kad tos hierarchijos ašis turėtų būti miesto karūna. Na, nesu tikras, ar Karolis Reisonas skaitė tą knygą, bet man tai miesto karūnos, ko gero, vienas iš vis ryškiausių pavyzdžių. Taip, yra vienur kitur ten kažkas analogiškai, taip kaip Kopenhagoje, bet irgi taip stipriai nesimato. Man Prisikėlimo bažnyčia tikrai miesto karūnos ryškiausias pavyzdys. Ne iš Kauno, bet negaliu susilaikyti, neparodė šito pavyzdžio, čia yra iš Biržų. Na ir Valeška rašo 38 metais, kad Funkas, Elsbergas, Reisonas, aišku, tik apie juos rašo, sudaro grupę statybininkų, kurie jausmus ir emocijas yra pakeitę braižymo stalu, raišinių trinkapių ir dalinai užsienio žurnalais. Tai čia jau kaip ir mes šiandieną kritikuojam vieni kitus, taip ir tada kritikavo, čia nieko naujo ant šitos žemės, nes kažkada dar atsimenu spontaniškai tokį pasakymą, kad kažkas rašė, kad Kaunas bus pavyzdys ateities kartoms, kaip nereikia miestų statyti. Na, šiandieną mes į UNESCO įtraukiam. Tai va, bet, sakysim, čia man akivaizdi Franko Lloydo Wrighto įtaka. Nu, tiesiog vos ne copy-paste, išskyrus, kad šlaitinis stogas. Tai va, tai tokių įtakėlių buvo. Na ir ko gero ryškiausia įtaka yra vis dėlto iš Italijos. Na ir Smetona rašo, ar ne per daug įsigali vadinamasis modernizmas mūsų inžinierių imamas iš Italijos ir kitų vakarų kraštų. Kodėl architektai nekuria lietuviškai, kad tik nenutautintume Lietuvos besiekdami ją moderninti.
Tai čia vat, apie Italiją. Tai čia yra viena itališka vila ir ko gero iš Romos, ko gero jaučiat tą charakterio ir aišku, Landsbergio projektuota, tai čia jau vienareikšmiškai. Ir čia yra pats įdomiausias, jau baigiu, bet pats įdomiausias momentas, kad iš tiesų viena vertus tas užsakymas politinis, ne veltui aš įdėjau Smetoną, čia ne šiaip, jam gal kažkas pasufleravo tą citatą, tą mintį, bet vis tiek, tai yra politinis užsakymas, tai įsivaizduokit, Gitanas Nausėda sako, architektūra turėtų būti tokia. Tai tas momentas, jisai yra stiprus mano galva, kad tai yra politinis užsakymas ieškoti lietuviškumo ir tas momentas, jis mano galva, tuo metu jisai tikrai nėra avangardas, tai yra politikų kišimasis architektūrą su visom blogom to pasiekmėm. Aišku, šiek tiek aš čia apibendrinau, bet žiūrint iš laiko perspektyvos, kaip aš jau sakiau, jeigu žiūrėti į 20 amžiaus paveikslą kaip į kažkokių tai temų rinkinį, kas reprezentuoja 20 amžių, tai vienas iš tų tai yra tokio nacionalinio identiteto konstravimas. Ir aišku, jeigu mes kalbam apie tą itališką įtaką, tai tiek Landsbergis, tiek Kudokas, ryškiausios žvaigždės atsiveža tiesiogiai, čia tarkim yra Romos universitetas, Marcello Piacentini, ir lietuviškasis Kauno apskrities savivaldybės ir saugumo departamento rūmai, tai akivaizdžiai matot tos pačios vertikalės, centrinio įmo akcentavimas, monumentalumas ir netgi ko gero neatsitiktinai Italijos diplomatinis atstovas pasveikino Landsbergį su tų rūmų atidarimu. Na ir ką galima iš tikrųjų apibendrinti, kas yra lietuviškas modernizmas, ko gero vis dėlto, nepaisant Funko, nepaisant Ellsbergo, manyčiau, kad vis dėlto Landsbergis ir Kudokas labai stipriai atspindi tą lietuviškąjį mentalitetą. Na ir va šitos dvi citatos, jos matyti yra apie lietuvišką modernizmą, kad sujungti viename pastate du dalykus, dvi formas - klasika su mūsų laikais. Na ir kita jo citata - monumentalinės statybos klasinis ritmas moderniškoje formoje. Tai yra, aišku, sunkiai išverčiamas, bet jaučiat, sujungti klasikinius, vėlgi kolonada, ar ne, tas pats, kas nesenovės graikų šventyklos, cokolis, karnizas, kita vertus tikrai modernus pastatas. Tai šitie momentai, na ir iki, tarkim, Vytauto Didžiojo, jau čia Dubeneckio irgi tie patys simetrijos monumentalumo dalykai, na ir galų gale tokia višnė ant torto, Kudoko karininkų ramovė ir Aeronautikos ministerija Romoje. Aš beveik tikras, kad Kudokas tai matė. Nežinau, galbūt, kaip sakant, idėjos sklando ore, irgi gali būti. Tai fasadai kaip fasadai, aišku, tos tris sluoksnius matot, cokolinis, vidurinis ir viršutinis, bet jeigu eini į vidų detalės, tai, tiesiog atrodo, net jeigu pažadintų iš lovos, aš jau pasakyčiau, bet net nepasakytum, kuris yra kuris. Tai yra centrinės, įeini pro duris, jos yra tokios. Eini laiptais, vieni iš Romos, kiti iš Kauno. Prieklai, sakysim, apdailos detalės, parketo ornamentika, galų gale pats didžiosios salės konceptas, tarsi copy-paste, ne copy-paste, bet dvasia yra ta, jeigu, aišku, be abejo, kiekvienas unikalus. Arba, sakysim, savivaldybės Bigių būstų kolonija ir tas toks apglėbintis fasadas, lygiai taip pat Albergo Roso, Garbateloje, yra keliais metais anksčiau ir Kudokas, aš manau, kad tikrai matė. Tai tas, tokių įtakų yra labai daug. Tai va, bet grįžtam jau visiškai tikrai, sakau, prie paskutinio momento, tai vis dėlto kur tas yra lietuviškas ingredientas, ta lietuviška tokia prieskonis. Tai iš tikrųjų to lietuviško prieskonio, mano galva, visai įdomu yra ieškoti. Dar kartą pasikartosiu, kad tai tikrai nėra avangardas, bet yra savita specifika ir, aišku, Centrinio pašto rūmai, kuris bus dabar Lietuvos nacionalinio architektūros instituto patalpos, su kuo Kauną sveikinu. Tai vėlgi ypač grindų ornamentika. Tai yra tas staltiesės raštas, tas tikrai tautinis motyvas. Viena vertus, gali sakyti, kad yra elementari plytelė ornamentika, bet kita vertus, kad žinai, kad Vizbaras pasiėmė specialiai tą raštą, tai jisai kitur nežaistų, tik tai Lietuvoje. Ir kas įdomu, dabar jau pabaigai, kad tie dalykai, jie persikelia už Atlanto ir tos pačios priemonės, lietuviškumo ieškojimo jos išlieka. Ir čia yra Švento kryžiaus bažnyčia Čikagoje, jos rekonstrukcija 50 metų, Bronės Jamaikienės padarytos grindys. Irgi ta pati lietuviškų raštų ornamentika ant grindų. Neobarokas, irgi lietuviškas, jau mes nesigilinsim, kad barokas tarsi toks tiltas į Vilnių,
Bet lygiai taip pat to neobaroko ir už Atlanto jau yra. Jisai persikelia kaip lietuviško mentaliteto toks momentas. Aišku, čia yra vienas iš svarbiausių lietuviškų pastatų už Atlanto Čikagoje, tai matom tiek tos frontonus, tiek jau pastatyto, įgyvendinto, tokie neobarokiniai motyvai. Na ir aišku, lietuviška drožyba, ko gero, pats ryškiausias medžio drožyba, kuri pereina į architektūrą, tai yra ryškiausias to lietuviškumo ženklas. Na ir čia yra lietuviškas kryžius New Yorko pasauliniai parodoj, tai čia įdomus toks prieš pastatymas, visa aplinka super moderni, lietuviai pastato tradicinį kryžių. Nu tikrai toks, sakau, arba naivu, arba nepaprastai įdomu. Aš renkuosi, kad nepaprastai įdomu. Na, bet kas jau įgavo Lietuvoje, buvo keletas projektų, kurie neįgyvendinti, bet kas absoliučiai tokia visiškai unikalią išraišką gavo, tai tokios karūnos, bažnyčių karūnos, kurios ateina tiesiai iš koplytstulpių. Tai yra visiškai kitas mastelis, bet vis dėlto tos karūnos buvimas, jisai yra tikrai labai unikalus lietuviškas ženklas, kurio niekada niekur absoliučiai nemačiau. Ir jų yra nedaug, gal kokios, nežinau, nesuskaičiavau, kiek 8 įgyvendintos, kai kurios neįgyvendintos, neįgyvendintų yra daugiau, bet tarkim įdomu, kad New York Times viršelė 62 metų išrinktas šitas pastatas lietuvių bažnyčios New York'e Jono Muloko vienas iš geriausių tų metų New Yorko pastatų. Ir tai ne lietuviai, aišku, jie galbūt kažkaip darė įtaką, šito aš negaliu pasakyti. Bet vis tiek yra šalia Eros Arnano TV terminalo, kur dabar yra viešbutis įkurtas. Tai yra įdomu. Tikrai renkuosi, kad tai yra įdomu, nebūtinai naivu. Na ir jau čia paskutinė skaidrė, tai kad iš tikrųjų, jeigu šnekant apie tai, kas yra lietuviška, tai yra, aišku, tos absorbavimas pasaulinių dalykų, to mentaliteto pokyčio, to technologinio pokyčio, bet kartu ir išlaikymas kažkokios tai lietuviškos specifikos. Na ir kaip Kovalskis Kovo rašo, kad 39 metais, kad per metus reikalingi 4-5 architektai didžiai statybai, bet svarbiau to susirūpinti smulkesnio masto architektais, jie kūrė tikrą tautinių stilių, kasmet pastatydami daugybę namų. Ir čia man gyvenamasis namas Vydūno alėja tai yra tiesiog charakteringiausias to laikmečio ir lietuviško modernizmo pavyzdys. Tai yra kampinis langas, ko niekada nerasi istoriniam pastate, balta spalva, bet kartu ir šlaitinis stogas, kuris yra tradicinis ir be abejo mūsų klimate apie tarpukario bent jau metais technologiškai plokščias stogas tikrai nebuvo tinkamas sprendimas, tą rodo ir tyrimų laboratorija su nuolatiniam problemom dėl nutekėjimų. Tai va, ir čia svarbiausia skaidrė, kad nuotraukos naudotas iš įvairių šaltinių. Tai tiek. Tai moralas ko gero toks, kad nei vienam ko gero pasaulio kraštelė nėra modernizmo, kuris būtų tik Bangladešo, tik Lietuvos, tik Australijos. Visur yra tos įtakų kažkokios tai verpetai. Modernizmas nėra vien tik tai architektūra, modernizmas yra tai, kaip keitėsi miestai, kaip keitėsi pasaulis. tą reikėtų neignoruoti. Na ir kita vertus, lietuviai turi tokį specifiškai ryškiai išreikštą norą ieškoti to kažkokio, tai turėjo tiksliau to tautinio stiliaus. Ir jeigu išeivyje, ko gero, buvo pats jau ryškiausias toks vyšnia ant torto, nes tai yra vėlyvas. Ir lyginant su Latviju, Estų, Lenkų, vis dėlto turiu pasakyti, kad lietuvių, tiek kiek aš kol kas galiu jau teikti, lietuvių vis dėlto ta pastanga buvo ryškiausia. Nei Latvijai, nei lietuviai, nei Estai tokio, jie tokia, aišku, turi žymesnių architektų negu lietuviai, tarptautinių mastų žymesnių, bet tokios specifiškos architektūros nekūrė. Tai tiek. Ačiū. Išties labai ačiū, Vaidai, jums per gana tokį trumpą laiką vis tiek įvedėt mums į modernizmo ir ne tik kontekstą ir mūsų renginys į pabaigą, tai aš nuoširdžiai dėkoju, kad susirinkot, kad atradot laiko sudalyvauti, kaip sakiau, galbūt iškeitėt savo pietų pertrauką į susitikimą su mumis ir visiškai dar pabaigai prieš atsisveikinant, taigi kviečiu į mūsų tą labai mažą, bet vis tiek parodą. Tai jūs jau tose vietose tas detalės matėte, tai dar bus labiau, dar įdomiau bus pamatyti visą tai drobių pavidalę. Tai ačiū ir iki kitų kartų.